Mielieji, turime konkrečius projektus, programas, pagal kuriuos Vilniaus miesto savivaldybės skolos gali būti grąžinamos ir ne vėliau kaip per 3 metus. Kad sėkmingai pradėtumėm dirbti, tam esate jūs visi labai radi, o dabar Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos narys Masiulis sakė, kad jis važinėja po visą Lietuvą ir visi pensininkai dėkingi jų vyriausybei už teisingai daromus žingsnius. Profesinių sąjungų nariais, kai kitose Europos Sąjungos valstybėse yra kitaip. Juk mums taip praverstų jūsų kompetencija, jūsų patirtis, ciniška, bet šiandien vėl kažkodėl. Niekas šioje situacijoje nekalba apie Seimo narių socialinių garantijų įstatymo peržiūrėjimą. Juk už blogą darbą, kitaip turbūt... Kad jūs sugriovė tarybų valdžią. Tai va, nereikia niekad griauti nieko. Dabar iš tikrųjų, sakysim, norėčiau šiek tiek ekonomiškai paaiškinti. Jau aš praeitą mitingę sakau ir šitam noriu pakartoti. Tikrai šiandieninė Lietuvos ekonominė padėtis, kuri yra iš tikrųjų pasunkėjusi. Bet šita ekonominė padėtis leidžia nemažinti pensijų. Tik reikia iš tikrųjų peržiūrėti mokesčių perskirstimą. Ir štai paaiškinsiu. Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo pasirinko liberalų ekonomikos modelį. Tai yra Lotynų Amerikos ekonominį modelį. O Europa eina socialinės rinkos modeliu. Ir štai liberalus modelis kaip sukėlė krizės Lotynų Amerikai, dabar jos atėjo į pokomunistinį pasaulį, tame tarpe į Lietuvą. Todėl pirmas mūsų uždavinys pakeisti šitą rinkos liberalios modelį, socialinės rinkos modelį. Visi tie, kurie žado, kad tą patį modelį išlaikys, o geriau skirstys pinigus, meluoja, jie nieko kito nepadarys. Toliau, gerbiami susirinkusieji. Štai jums pasakysiu, Europos Sąjungai pensijam ir vaikams išlaikyti skiriama 26% bendro vidaus produkto. Mūsų skiria 13, dabar skirs tik 10%. Jūs įsivaizduojate, koks skirtumas tarp, mes sakome, kad esame Europos valstybė, o labiausiai niekinam tos žmonės, kurie sukūrė visą turtą, kurį 20 metų privatizuoja, prihvatizuoja, persidalyja. Ir šitie žmonės šitą 100 milijardų turtą, jie iš jų atimas pensijos. Gerbiami, tikrai padidinus tik 2% perskirstama BVP dalį sodros naudai, galima visiškai nemažinti pensijų. Ir kodėl tą reikia padaryti? Dabar labiausiai mažėja mažmeninė prekyba. Išvada, žmonės neturi pinigų iš vienos pusės ir turi labai daug pinigų, kurie perka užsienyje. Pilis, pilaitės, turtą ir kitą. Vadinasi, yra klausimas, perskirstimo sistemos klausimas. Ir šito nenori spręsti. Jūs stebėkit, pavyzdžiui, kada buvo pasirašinėjimas nacionalinis sutarimas, buvo sutarta taip, kad didina 2% sodros mokestį, bet mažina pelno mokestį. Pasirašė šitą susitarimą, tarp kitko ir pensininkų dalis pasirašė, kažkodėl nesuprantu. O paskui dabar padarė ką? Sodros mokesčio nedidina, pensijas mažino, o pelno mokestį sumažino. Ir per sumažinimą biudžetas negaus maždaug 0,5 milijardo litų, jeigu pelno mokestį taikyt tokią kitos rinkos ekonomikos šalis taiko. O jį taiko paprastai tokį. Sumoki didesnį mokestį už pelną, o dividendų arba visiškai neapmokestinam, arba mažesnių apmokymai. Kodėl? Nes jūs žinot, kas gauna pelną, jo gali dividendų nemokėti. Dauguma pensininkų turėjote akcijas ir žinot, kaip iš jūsų visus nušvilpė akcijas. Nemokėjo, paskui pigiai supirko. Ir tada gaunasi, kad jie sumokės tik 15% pelno mokestį, o milijardus, ypač užsienio kapitalas, išves į užsienį. Ir taip paskaičiau dėl tokio išpumpavimo ir mažo mokesčio,
per 3 metus Lietuva neteko maždaug darbo 60 000 žmonių. Tai yra biudžetas netenka apie milijardą litų.